KU artimiau už auditorijos ribų. Taigi, labadiena, brangus Klaipėdos universiteto tinklalaidės klausytojai. Su jumis sveikinasi aš Greta. Ir šiandien turime garbingą svečią Kęstutį Jackevičių, neurochirurgą su daugiau nei 25 metų patirtimi, Klaipėdos universiteto dėstytoją ir aistringą aviacijos bei nardymo entuziastą. Šis žmogus ne tik gelbsti gyvybes, bet ir nuolat tobulina savo įgūdžius tiek chirurgijoje, tiek kitose savo pomėgiuose. Kalbėsime apie jo unikalią profesinę kelionę ir kaip aviacijos bei nardymo patirtis formuoja jo požiūrį į darbą ir gyvenimą. Labadiena, Kęstuti. Labadiena. Taigi, pradėkime nuo pat pradžių. Kaip jūs atėjote į neurochirurgijos kelią? Kas jūs atvedė? Ar nuo vaikystės, ar galbūt kažkoks žmogus jūs paskatino šiuo keliu eiti? Kaip viskas prasidėjo? Viskas prasidėjo turbūt studijų metais. Kaip jau kokiam 2-3 kurse turėjau pažįstamų, kurie grinai su neurochirurgija susiję buvo. Tai pavyzdžiui, ten mano pusseserė dirbo neurochirurgijos operacinėje, ten mano draugai buvo, kurių tėvai ten susiję su neurochirurgija. Tekdavo apsilankyti klinikoje, tekdavo operacinėje apsilankyti, taip savaime ir formavosi tas požiūris. Po to kitas dalykas, gana įdomi sritis pasirodė. Tai va toks mano ir kelias yra. Baigiau universitetą, jau po to kai reikėjo rinktis rezidentūrą, tai tokia buvo įdomi situacija. Teko stoti chirurgiją, po chirurgijos neurochirurgiją pagal tą tvarką, tačiau jeigu ant paskutinių chirurgijos rezidentūros metų pakeitė viską, tai aš iš karto perėjau neurochirurgijos rezidentūrą ir baigiau ją. Padirbėjau Kauno klinikose ir po to papūtė vėjai į vakarus. O sakykit, neurochirurgija. Visi žinom abstrakčiai apie ką tai. Gal galėtumėt giliau paaiškinti, kodėl tai taip svarbu, kas tai, kaip tai? Neurochirurgija toks gal apibrėžimas, tai yra medicinos mokslo šaka pirmoje vietoje, kuris orientuota į nervų sistemos ir su jie susijusių skeleto, sakykime, raumenų, struktūrų gydymą chirurginiu būdu. Jeigu mes sergam liga nervų sistemos ar kažkokia, kuri pažeidžia mūsų nervinį audinį, tai mes dažniausiai gydome medikamentiniu būdu. Tačiau, kaip bebūtų, tų yra ligų labai didelis spektras, kurių neįmanoma vaistais pagydyti ir tada įsikišama reikalinga chirurginė intervencija. Tai va būtent neurochirurgija yra ta sritis, kaip jau neurologija arba konservatyvus gydymas nepadeda. Kiek esate operacijų padaręs? Atvirai šnekant neskaičiau, bet tikrai solidų skaičių. Bet jau šimtai ar tūkstančiai? Gal ir net ir tūkstančiai, sakyčiau. Savo patirtimi dalinatės ne tik gelbstit tiksliau žmonių gyvybės, bet savo patirtimi dalinatės ir su studentais. Studentų peik negaliu. Tikrai geri studentai. Ir kokia mano pastebėjimas, kad kuo toliau tie studentai, tuo, sakyčiau, geresni, labiau motyvuoti, labiau besidominti ir geriau pasiruošę. Nes prieš tai, kas buvo seniau, pradžioje pradėjau dirbti, buvo tokių, sakyčiau, kartų, kur tikrai buvo net ir rašyti nemokantis. Kas tai lemia? Manau, gal šiek tiek tos reformos stabilizavosi švietimo nuolatinės, labiau gal įsigrynino Klaipėdos universitetas. Grinai fakultetas, ką ruošia, kaip ruošia, žinomumas atsirado didesnis. Ir dar vienas dalykas, kad ir patys studentai, turbūt gal mokykla geriau paruošia juos. Jūs kaip dėstytojas matote administracijos pusę, matote studentus. Ką galėtumėt pasakyti būsimiems ir čia norintiems studijuoti? Kuo jis ypatingas ir kodėl būtent jį reikėtų rinktis? Gal biškai iš kitos pusės pradėsiu. Kodėl tas Klaipėdos universitetas kartais, kai kas sako apie jį labai neigiamai, čia Klaipėda, čia Kaunas, Vilnius yra daug geriau. Tai yra daug žmonių toksai požiūris susiformavęs ypač toliau. Aš kadangi pats pagal kilimą esu nuo Ukmergės, kur ir Vilnius, ir Kaunas vienodo atstumo, tai pas mus mokyklą baigus nebūdavo kažkokių tai problemų. Čia į Kauną ir į Vilnius studijuoti, čia Kaunas, jeigu yra ta specialybė, ir čia Vilnius, nebuvo kažkokio vieno išskirtinio miesto. O Klaipėdoje, jeigu šita specialybė yra Klaipėdoje, visi važiuoja į Klaipėdą ir šiaip visi norėtų visiems prie jūros,
kažkaip tai traukia jūra. Tai va, toks aspektas, ko neturi nei Kaunas, nei Vilnius, tai yra jūra. Faktas, taip. Ir kas su jūra susiję, tos specialybės galėtų žmonės traukti, o kitas dalykas, tai tose specialybėse, kurios jau susikristalizavo, susistovėjo, tai pažanga yra nuolatinė. Ir paruošimas, kaip sakyt, tikrai neprastesnis negu Vilniuje ar Kaune. Be to, tai yra jaunas universitetas, tai turbūt vienas jauniausių Lietuvoje universitetų. Ir jisai vystosi. Ir jeigu kažkas kažką sako, kad čia daug prasčiau už Kauną į Vilnių, tai jūs pasižiūrėkit, kiek metų Kaune ir Vilniuje egzistuoja tie universitetai. Jeigu Vilniaus universitetas įkurtas 16 amžiuje, o Kaune universitetas įkurtas 20 amžiaus pradžioje, o Klaipėdos universitetas įkurtas tik tai po nepriklausomybės atgavimo. 35 metai. Tai va, per tiek metų yra pasiekta labai daug. Nu ir tai reiškia, kad ir ateityje bus pažanga. Iš tikrųjų, puikiai pritariu, pilnai tikrai sutinku su jumis, nes pati esu iš Vilniaus. Atvykau čia, visi labai daug girdėjau kalbų, kad aš nieko nepasieksiu, čia nieko nebus, čia tiesiog Klaipėda, čia mažiausias didmiestis, tai kam čia važiuoti, bet iš tikrųjų matom labai didelę pažangą universiteto ir jau kas vyksta dabar, tai galim numanyti, kas vyks ateityje ir kad čia tikrai nėra kelio žemyn. Čia tik tai laiptai aukštyn ir kuo toliau, manau, to bus geriau. Kaip apie studentus? Ko jie čia gali gauti? Ko jie gali išmokti? Aš daugiausiai susiduriu su reabilitacijos studentais. Tai faktas tas, kad jie, kaip reabilitacijos specialistai, jie praktiškai turbūt viską gali išmokti ir gauti to, kas yra ir Kaune, ir Vilniuje. Dar vienas dalykas, kas yra Kaunas, Vilnius, nedideli atstumai. Ir pagrindinės gydymo įstaigos visien koncentruojasi tenai. Tai tie studentai mato tik tai va tą vietą. O kas čia yra, kas Klaipėdoje mokosi, jie gali pamatyti tikrai daugiau mažesnių įstaigų gydymo, taip pat ir Kauno ir Vilniaus gydymo įstaigas turi šansą pamatyti didesnį. Tai gal manyčiau išskirtinumas tas yra, kad jie gali daug daugiau turi pasirinkimo galimybę atlikti praktiką ir pamatyti. Tai kas yra daug geranoriškesni dėstytojai pas mus, nes tų studentų sąlyginai mažiau negu kitur, tai daugiau ir dėmesio gali skirti ir praktikos bazėse, bent praktika irgi labiau gal jiems duoda kažkokio dėmesio atkreipia. O dar vienas dalykas, ką turime, visgi tai išskirtinis dalykas, tos papildomos alternatyvios medicinos magistratūros studijos ir su tuo susiję dalykai. Visgi tai į sveikatos apsaugos pasaulį ateinanti nauja, sakykime, gal tokia srovė, gal net pasakyti, visame pasaulyje dabar. Tai Klaipėdos universitetas yra lyderiaujantis šitoj srityje. Jeigu naujai stoja studentai, turi labiau galimybės prisiliesti prie šitų dalykų negu kitose universitetuose turbūt. Kodėl nusprendėte būti dėstytoju? Kartais norisi ir žinias kam nors perduoti. Ir kai ką pamokyti. Ir šiek tiek pakeisti ir darbo profilį kažkiek. Nes vien praktikinis darbas, gydomasis darbas irgi nusibosta. Norisi teorinę. Tai taip. Ir turi visiems pabendrauji. Jaunesnis jautiesi pastoviai, kada bendrauji su jaunimu. Tai taip suprantu, įprasminate savo tiesiogiai žinias, kad kitiems perduot. Na, tai iš tikrųjų mūsų universitetas tom ir pasižymė, kad mes turim labai daug praktikų, kurie ir perduoda mums savo žinias. Jūsų darbas, gyvenimas tiesiogiai susijęs su mirtimi. Tai ar pakeitė tai jūsų požiūrį į laiką, gyvenimą, į kasdienybę? Su mirtimi susidurėm pastoviai, tai tikrai. Kelis dalykus gal pasakyčiau, kad labiau pradėjau planuoti laiką. Antras dalykas, tai gal stengiuosi į viską labiau žiūrėti filosofiškai. Nes galbūt, jeigu pirmą kartą kaip susidarė su tas mirtim, tai
yra visiems didžiulis stresas, toksai, bet po to, kaip tenka ir susidurti pakartotinai, viskas tai turi visgi šiek tiek ir filosofiškai pagalvoti ir supras, kad kartais ir medicina bejėgė, kad žmogų išgelbėtų. Galbūt kažką pakeitėte savo gyvenime? Kaip pasakyti, stengiasi gyventi kaip galima sveikiau. Tai va, kaip sveikiau gyvena neurochirurgai? Gal galite papasakoti? Pirmas dalykas, labiau stengiuosi skirti laiko atsipalaidavimui, fiziniam aktyvumui, ir be abejo mitybą pasižiūrėti. Ir žalingų faktorių, kaip galima daugiau vengti. Sakykit, kaip manot, ar visuomenė pakankamai gerai supranta sveikatos svarbą? Galbūt ne tai, kad supranta, bet suvokia. Kada susirga, kiekvienas suvokia. Bet taip tai, kaip sakyti, 100 metų praėjo ir visą laiką tie žalingi įpročiai išlikdavo. Taip pat žmonės ir vartodavo ir alkoholį, ir rūkydavo, ir kas yra baisu, narkotikai. Tie vis daugiau, visokios cheminės medžiagos, svaiginimasis, kaip žmogaus dalių stresas nuolatinis. Suvokdavo žmonės, tiesiog nieks nepasikeitė per tiek laiko. Yra vienas dalykas malonumai, trumpalaikiai malonumai ar trumpalaikės geros emocijos, dėl kurių kartais mes nusižengiam. O ką reikėtų daryti, kad žmonės suvoktų ir atsisakytų visų tų trumpalaikių malonumų? Manau, šviesti visuomenę daugiausiai padėtų. Tiesiog šviesti, ne? Daugiausiai švietimas, ypač, sakyčiau, mokyklinio amžiaus jaunimo. Ir antras, dar ką, sakyčiau, politikai turėtų galbūt kartais rimčiau pažiūrėti kai kurias problemas. Dar kalbant apie jūsų kaip daktaro gydytojo profesiją, tai turbūt sutinkate labai daug šimtais pacientų, žmonių. Ar buvo nors vienas pacientas, galbūt keli netgi, kurie įkvėpė savo istoriją, dėl kurių jūs kažkaip pasikeitėte, pakeitė jūs kaip asmenybę? Skirtinių gal mažai buvo, tačiau yra buvę tokių, yra ypač labai daug susimastyti, sukelia tų neigiamų idėjų, ypač baisu, kai būna jauni žmonės, serga onkologiniam ligom, jauni sėkmingi. Ir matai, kad nelabai ką gali padėti, pastebi, kaip žmogus kabinasi gyvenime, kaip stengiasi, kaip tuos likusius metus stengiasi, kaip galima geriau, produktyviau pragyventi. Tokie žmonės irgi leidžia susimastyti, kad ir tu turėtum šiek tiek labiau vertinti gyvenime ir jeigu jau tokia situacija būtų, irgi stengtis, kaip galima daugiau padaryti. Apart visų tų chirurginių dalykų, dėstytojavimų ir taip toliau, jūs esate iš tikrųjų labai aktyvus žmogus ir jūs esate lakūnas, pilotuojate lėktuvą ir užsiemate taip pat nardymu. Tai nuo ko galim pradėti? Gal nuo padangių ir tada eisim gilyn ir gilyn. Tai ką jūs veikite debesyse? Kas ten tokio įdomaus ir kaip jūs ten atsidūrėte? Ir nardymas, ir skraidymas yra tokie dalykai, kurie žmogų pakrauna gerom teigiamom emocijom. Taip, aš turiu ultralengvo orlaivio piloto licenciją, skiriu skraidymui pastoviai laiko, gal tik tai šiais metais šiek tiek mažiau, nes ir orų nebuvo labai malonių. Skraidyti yra tas dalykas, kad pasikrauni gerom emocijom, pamatai žemę kitaip negu atrodo iš mūsų lygio, kuriam vaikščiame. Ką jums tai duoda? Jūs jau pasakėt, kad atsipalaiduojat, bet turbūt vėlgi kitokį kažkokį suvokimą, nes kai pakylat į viršų, pamatot, kokie mes esam maži, trapus. Matom, kokie maži, kokie trapus, labai išmoksti atsipalaiduoti, labai staigiai vertinti situaciją, kadangi jeigu lėktuvas kyla, tai jisai labai staigiai atsiplėšia nuo žemės ir net nespėji kartais mes žvilgsnio, kaip jau atsiduri keli šimtai metrų nuo žemės. Tai turi visiems labai staigiai reaguoti. O kitas dalykas, treniruojasi įveikti gal save iš dalies, nes jeigu stresinės situacijos ar ką turi labai staigiai sureaguoti automatiškai.
Jūs minėt, kad jūs taip atsipalaiduojat, bet tuo pačiu visą laiką turite viską stebėti, turite sugauti tas stresinės situacijas. Čia jūs toks gyvenimo būdas? Skraidimas čia palyginti su operaciniu darbu, tai palyginti nėra toks didelis stresas, kaip atrodo. Ne, tai tiesiog atsipalaiduoja, o kitas dalykas laisvalaikis, toksai malonus. Kaip žmonės dviračiu keliauja, sėda keliauja atstumus, nuvažiuoja didelius ar bėga didžiulius atstumus vien dėl to laisvalaikiu, kad praleisti, tai lygiai taip pat atsisėdė į lėktuvą, praskrendė porą valandų ir tą patį teigiamų emocijų kiekį turi. Gal esate užfiksavę, kiek valandų praleidęs ore? Šiuo metu paskutiniu laiku, kiek aš žiūrėjau, tai 78 valandos yra registruotas. Supratau. Dar jeigu kur neregistruotas, dar kitur, kur skraidžiau, tai su kitais lėktuvais, tai kokie, virš 80 valandų tikrai. O kaip kilo pati idėja išsilaikyti pilotuotojo licenciją, ar teisingai pasakau? Taip, piloto licencija. Viskas prasidėjo turbūt prieš karantiną. O karantino metu, kai tekdavo dirbti ligoninėje budėjimais, vien tik tai sėdi visą dieną budėdamas, nėra kas veikti, skaitinėjai, domiesi viskuo. Tai pagalvojau, kad kažkada galbūt visai įdomu. Pabandžiau paskristi, visai įdomu, patiko, bet ar mokytis ar ne, kažkaip tai nelabai ryžausi iš pradžių. Bet ja, taip po biškį, budėjimų metu galvoju, kaip čia, ką daryti. Ir vieną dieną taip šovė mintis, jeigu atidėsiu ateičiai, tai nelabai kas bus. Tai reikia jau dabar. Jeigu pradėti, tai dabar. Ir pradėjau mokytis. Ar visur jūs lydi toks gyvenimo moto, čia ir dabar pradėti daryti? Kada galiu, stengiuosi greitai. Nedelsant. Ir tada neriam gilyn. Nardymas. Kaip čia? Kodėl nardymas? Neužtenka debesų? Norisi pažiūrėti, kas dar ir po vandeniu? Tai turbūt po vandeniu dar seniau aš. Ai, dar seniau pradėjot? Dar seniau. Aha. Ir aš, kaip save įvardyčiau, net ir tą nardymą susiję, dabar ir šiek tiek galima sakyti jau ir su profesinė veikla biškį sieja, nes aš dabar studijuoju šiuo metu nardymo mediciną ir aš jau esu šiek tiek sertifikuotas kaip narų gydytojas, dabar aš noriu gauti europinę kvalifikaciją. Nedaug trūko, kiek žinau, Lietuvoje tokio nėra. Vieno, bet, gal reiks dalykas, bet kadangi tekdavo daug konsultuoti nardyti, tai aš tokią idėją šovė ir dabar aš tęsiu savo mokslus Olandijoje kiekvienais metais ir šiais metais vėl važiuosiu keliom dienom. Aš važiuoju, praeini kursus, laikai egzaminus ir manau, kitais metais jau pilnai turėsiu viską. Iš tikrųjų labai įdomu ir teisingai minite, kad iš tikrųjų nėra tokios profesijos Lietuvoje ir nesu ir aš girdėjus. Tai galbūt ir klausytojams bus įdomu, gal galėtumėt plačiau papasakoti, kada šitos profesijos prireikia, kokiu atveju? Nardymas ir aviacija yra labai susiję dalykai. Aha, sakykim. Taip. Taip, pirmoji vietoje, kadangi skirtingas slėgis yra, keičiasi slėgis. Ir tas slėgio pokytis veikia mūsų žmogaus organizmą. Dėl to, jeigu paėmus nardymo medicinos problemos ir aviacinės medicinos problemos yra labai susiję. Žmogus dėl besikeičiančio slėgio dažniausiai kenčia mūsų ausis, prienosinėjančiai. Antras dalykas gali būti ligos, kurios dėl dujų slėgio pasikeitimo mūsų organizme. Sotinimo dujų, ypač azoto, pagrindiniai tai dekompresinė liga ir arterinė oro embolija. Tokios ligos. Šitos ligos yra praktiškai pasireiškiančios, dažniausiai yra naramus. Antras dalykas aviacijai. Kur labiausiai tyrimai buvo atlikti? Klausimas. Turbūt gal aviacijai pradėjo tyrinėti pradžią, nes karinė aviacija, didžiuliai aukščiai, slėgiai, greičiai labai tą įtakoja. Tai tuo ir susiję. O nardymo medicina tai yra medicinos mokslo šaka, kuri orientuojasi į ligas, kuriomis serga narai, sveikatos problemas susijęs su nardymu ir jų prevencija.
Tai iš esmės pradėjot nardyti, pradėjot skraidyti, tai dabar ir, taip suprantu, nardydamas dar bandysite, jeigu ką, savo padėti. Taip, kadangi tokių smulkių problemų teko pačiam labai daug patirti. Ir kitiem pažįstamiem draugam ir tekdavau juos konsultuoti, kai ką pagydyti, tai dėl to dabar nutariau, kad dar reikia pasigilinti, nes visiems kreipiasi žmonės. Tai būsite turbūt pirmas Lietuvos specialistas toks. Tokio lygio turbūt taip, nes kas yra, tai yra kariuomenė, žinau, ir yra hiperbarinės medicinos atstovai, kur jau labiau gal specializuotai. Nuostabu, tikrai nuostabu. Taip suprantu, kad neurochirurgijoje reikia labai didelio susikaupimo, labai daug ryžto, jėgų, patirties, žinių, ta prasme, visko tikrai daug reikia, bet taip pat ir aviacijoje, skraidant, ir nardant, viso to paties reikia, nes čia nėra paprastas dviračio minimas, nors ir dviračių minint reikia žinoti tam tikras technologijas, kaip tai daryti. Kodėl būtent tokie pomėgiai esant tokiai darbo specifikai? Nardymas, tai, kaip sakyti, yra poilsis. Tai nėra kažkas tai sunkaus ar ten sudėtingo labai. Taip, aišku, ten jeigu rimti techniniai nerimai, ten su mišiniais, tai reikia ruoštis, reikia iš anksto mišinius daryti, išvakarėse skaičiuoti viską. Daug yra ir kaip sakyti, ir žinių reikia, ir pasiruošimo. Nepaslaptis ir pinigų. Nes jeigu rimtas nerimas Baltijos jūroje, bent kokią su helio mišiniais, tai atsieina ne 100 eurų dažniausiai. O taip, tai pats procesas, tai kaip bebūtų, tai yra atsipalaidavimas maksimaliai, tik tai tiek turi, kaip sakyti, saugumo ribose visą laiką turi būti, veikti smegenyse kažkoks skaitliukas, kad jeigu kažką pažeisi, gali būti ir blogai. Abu pomėgiai yra ekstremalūs. Kiek tokių ekstremalių tose pomėgiuose situacijų galėjo jums nutikti? Ar kažkas nutiko, ar kažką prisimenate? Su aviacija gal tokių rimtesnių nebuvo kažko, tai būna tenai, kai leidžiantis ten kažkur šoninis vėjas pradeda veikti ir kažką tai daug sunkiau, bet tai kažkaip nebuvo tokių didelių. O nardant gal irgi stengiasi visų šitų išvengti, smulkios būdavo ten situacijos, bet tam ir treniruojasi, tam yra labai didelis laiko kiekis praleistas treniruojantis, mokantis, ne kažkur ten giliai, bet nedideliam gilėje, kur tu valandas iš valandų atidirbdavai techniką, kartais gan sudėtingom sąlygom, tai patirtis yra po to jau automatiškai. Yra stekiai, yra užšalę reguliatoriai, yra ten atsikabinę ten priemonės kai kurios ir taip toliau, bet viską išsprendė kažkaip tai. Turbūt svarbiausia išlikti ramiam ir nepanikuoti. Kokiame giliausiame gilyje esate buvęs? Jeigu su įranga, tai esu turbūt 62 metrus, o jeigu ant vieno iškvėpimo, kaip freedivingas, tai esu 24 metrus. Visai geri rezultatai, sakyčiau. Ką pasakytumėt studentui, jaunam žmogui, kuris dar tik ieško savęs gyvenime ir pasakytų jūsų, kaip jau patyrusio žmogaus, paklaustų jūsų patarimo, ką jam veikti gyvenime, kaip jam veikti, ką daryti, kur žiūrėti ir taip toliau. Ką jūs jam pasakytumėt, ką patartumėt? Pirmas dalykas, studijų metai gražiausias metas, pasinaudot kuo gali studijų metais. Tai yra laisvalaikiu, tuo, ką universitetas duoda už dyką pasiimti. Ir ką palinkėčiau mokytis kalbas. Vienas iš pagrindinių dalykų, ką jau studijų metais pradėti geriausiai investuoti, ko nenešiosi ant galvos, tai yra kalbos. Kuo daugiau kalbų mokėsi, tuo tavo akiratis platesnis, tuo daugiau pažinsi pasaulio ir tuo daugiau draugų įgysi. Tai čia akivaizdu, kad anglų kalbos neužtenka. Šiais laikais ne. Kaip galima daugiau kalbų išmokti? Kiek kalbų mokate? Be lietuvių, tai anglų, rusų, ispanų kalbas. Ir pabaigai, čia visiems užduodu tą patį klausimą, tai jūs jau paminėjot, kad jūs mėgstat filosofuoti ir šiaip, tai aš labai tikiuosi, kad jums patiks. Tai
apie paprastą gyvenimo prasmę. Kaip apibūdintumėte dabar savo gyvenimo prasmę? Kaip jūs ją įsivaizduojate ir kas jums tai yra? Gyvenimo prasmė, čia sunkokas klausimas. Aišku, tekę mąstyti apie šitą dalyką. Manau, kad yra gyvenimo prasmė, tai prasmingai nugyventi tą gyvenimą ir kažką palikti po savęs. Tai yra ar palikuonis, ar žinias, ar kažkokius kūrinius, kurie galbūt ateityje nepakeistų, bet kažkiek tai prisidėtų prie žmonijos tolimesnės pažangos. Gal taip atsakyčiau. Ačiū Jums, Kęstuti, už šiandienos pokalbį, ačiū klausytojams, kurie buvo su mumis ir iki kitų kartų.